Kągi, sveiki visi žiūrintis mano video kanalą. Senokai nebuvo video, tiesiog buvau išvažiavęs į kelis didelius ežerus. Dariau išankstinius pajaukinimus, sėdėjau 3 savaitgalius su žvežimais, su valtimis, bet dėja nieko išskyrus porą tokių didesnių kojų nepavyko sugauti. Tiesiog nedėjau, nes turbūt nelabai ir įdomu, kaip nėra visai jokio veiksmo, bet čia gaudant dideliuose ežeruose karpininkams, tai manau natūralus dalykas, kad tiesiog naujam telkiny yra sunku kažką tai pagauti, bet tai yra aišku įmanoma, taigi pabandžiau, nepavyko. Kągi, šį kartą buvau pakviestas į naują licenzinį telkinuką, kuris atsirado šiek tiek už Marijampolės, tai yra paežeriai Carp Lake, vieno pažįstamo karpininko čia yra telkinys, jis yra limituotas, taigi mane pakvietė pabandyti čia pagaudyti. Kaip matot, telkinys nėra labai didelis, yra panašiai kaip 9 hektarų, ne, 9, jo, turbūt, nu kaip panašiai kaip Tauragės. Kaip Tauragė yra 8 sektoriai, kaip matot, pakankamai tvarkinga čia sektoriuose. O, sektoriukas, viskas tvarkoj. Yra numeracija ant sektorių, privažiavimas. Aišku, jeigu paliečia biškį kalniuką, nusileidinius nuo kalniuko, biškį yra molio, bet tai mašina biškį aukščiau palikus, jokių problemų nėra. Telkinys tvarkingas, taigi nusprendžiau aplankyti šį telkinį ir pabandyti kažką tai čia pagauti. Žvejybos tašką, aišku, čia pirmą kartą esu, šiek tiek informacijos pasirinkau, realiai karpiai laikosi anoj pusėje telkinio, ten, kur nėra prieimų. Tai čia natūralu, nes tenai nevaikšto jokie žmonės, nevyksta žvejyba, nevyksta jokia veikla, tai jie ten tokia ramu, žolės yra, dažniausiai po kibimo jie ten ir eina tas žolės, taip kad reikia biškį jos prilaikyti. Taigi gaudysiu, atsitraukęs nuo kranto kokią 15-20 metrų, tai panašiai 80-90 metrų atstumu gaudysiu. Kuo gaudysiu dabar? Tai tradiciškai pasirinkau savo senai mano žinomus, taip sakant, produkciją, tai Dynamite Bites, tai yra sorsas ir yra svitaigeris. Taip pat, aišku, naudosiu ir tigrinį riešutą, šiek tiek galbūt viską bandysiu jaukinti smulkintais boiliais, užpilsiu taigernos likvidą. Masalam, ką pasirinkau, tai ant ko, taip sakant, ko jaukini tu ir gaudyk, tai yra svitaigeris su tutti frutti plaukiančiu boiliuku, tai yra sorso hardinet boiliukas su pineapple banana viršūnė ir yra tiesiog 2 išbalansuoti tigriniai riešutai. Kabliukai 6 numerio, pavadėlė 25 cm. Sistemėlė mano, tai kol kas pradžioj bandysiu naudoti slankiančią running rigą. Žiūrėsiu, kaip eis, ar pavyks realizuoti kibimus, ar jų bus aplamai. Tikiuosi, kad bus, vis dėlto telkinys nėra labai apsėstas, kaip matot. Taigi bandau, bet tai labai puikia alternatyva. Yra netoli Kauno, realiai autostrada, čia dabar autostrada iki pat Lenkijos, tai už Marijampolės ten keli kilometrai, valandą laiko ir tų vietoj. Ir dabar žinant, kad norint kažkur nuvažiuoti arčiau, viskas užrezervuota iki spalio mėnesio net būna, taip kad norint kažką pagauti tokio, galima tikrai čia atvažiuoti. Taigi pradėsiu žvejybą, PVA naudosiu, tai bus smulkinti svitaigerio boiliukai, sorso boiliukai ir aišku tigriniai riešutai smulkinti. Nesmulkinti cielį, bet va, kiek čia pas mane 5 tigriukai įdėti, jos tiesiog paimi į kažkokią dėžutę, padžiovinam, naudojam vasarinę Fox koinytę, įdedam, jie niekas neištirpsta, jeigu nori galima jos pasmulkinti, bet manau nereikia čia smulkinti. Aišku, žiūrėsiu, kaip seksis. Taigi, bandau užsimetinėti ir bandau kažką gaudyti. Užsimečiau. Panašiai vėjas toks nemažas, tai kažkas daskrydo, kažkas biškį nedaskrydo. Jaukinimą pasiartinsiu kokiais 4 metrais. Kągi čia darysiu, taigi mesiu šiek tiek
boilių, per šitą smulkintuvą po kelias saujas, tigro kelias saujas. Gal dadėsiu kažkiek pelečių pradžiai, kad sukviestų ten tą žuvį arčiau. Ir bandysiu jaukinti. Kągi nulijo, vakaras, biškė primo. Saulė taip pabiškį leidžiasi. Pasijaukinau, gal kokią 10, gal 15 spombų išėjo sumečiau. Tai realiai palei aną krantą kažkur netoli gaudo, kokią 10 metrų iki kranto. Buvo atvažiavęs žvejys, vietinis, karpininkas, kuris čia nemažai gaudęs. Tai pasakė, kad ten palei aną krantą yra pakankamai tanki eglutė ir karpis paėmęs iš karto eina į tą eglutę ir labai sunku jį iš tenais išprašyti. Todėl jie stengiasi čia gaudyti biškį arčiau, toliau nuo kranto, gaudyti panašiai 60-70 metrų nuo šito kranto. Aš biškį gal persistengiau, aš apie 90 metrų nuėjau prie nuo kranto. Kažkaip man ten taip labiau tokios įdomesnė vietelė ir prasimarkiravus ten, toks pakilimas eina kietas. Žodžiu, žiūrėsiu, kaip bus. Jeigu tikrai neis to karpio bus kibimų ir neis realizuoti, gal reikės slinktis arčiau į centrą, kad žuvis nespėtų įlėkti į tas žoles ir galima būtų kažką realizuoti. Kągi, laukiam. Kągi, tik va, su jumis pakalbėjau. Ir pirmas kibimas iš vidurinės meškerės. Sorsas su banano ananasu. 6,5 žvynius. Pasvėriau. Tai aš jį parodysiu. Pirmą reikia dezinfekuoti žaizdelę. Būtinai šitą reikia daryti. Matosi, kur netgi gavo kabliukas, kur jam nelabai patinka. Bet nieko nepadarysi. Dezinfekcija pirmoji eilėj. Reikia saugoti žuvį. Taigi aš jums parodysiu šviesus, gražus paežerių karpiokas. Kiek jėgos jie čia turi. Traukiau, galvojau, to čia monstras bus. Pasipriešinimo nemažai davė. Pasisekė. Neįlėkė į tas, kaip vadinama, žoles. Įsitraukė. Biškį reikia dar vandenuko įpilt. Gal biškį aprims. Pasirodysiu gal. Va. Štai jisai gražuolis. Kągi, foto. Manau, dar pajaukinsiu prieš naktį. Nebloga pradžia. Kągi, 7 ryto. Naktis vėjuota, lynota ir rami. Kaip nebūtų keista, aišku, tai labai netrukdė pamiegoti normaliai, išsimiegoti. Kągi, kibimų nebuvo. Nežinau, aš po vakarykščio karpio dar biškį pajaukinau. Gal tai buvo klaida, nes smarkiai atšalo, tokia lyg į šalną buvo panašu. Tai va, gal vėl taip pajaukinau. Nieko, žiūrėsiu, kaip šiandien bus. Taigi persimetu. O koks žus paukštukas, toks melsvas. Visokių gyvių čia yra toj lietuvėliai. Gerai, persimetam ir laukiam. Sakė, yra linų. Tai kraštinė meškerė dabar buvo lengvas atleidimas. Bet toliau niekas nevyksta. O, pažiūrėsiu, gal tikrai vyka.
Kągi, kibimas pagaliau. Bandžiau kažką tai bandyti filmuoti, nelabai išėjo, nes labai staigius buvo judėjimas, bijau, kad nešiu žolės. Nu, karpiukas nėra didelis, 6 kg, veidrodinį šį kartą. Tuoj parodysim. Gerai, įsisegęs, užkibo ant to paties metaliuko. Sorsas su banano ananaso viršūnėlė. Dezinfekuosim žaizdelę. Nu va, jau gavę šiandien šiemet kablių matau. Vieną, nedidukas, bet kovingas. Štai jisai gražuolis, pažiūriu, ežerioko, būsimas gigantas. Kągi, darom foto, paleidžiam, laukiam rimtesnių laimikių. Na ką, lietuviška vasara tęsiasi. Ką tik buvo saulė, dabar jau užėjo pakankamai stiprus lietus. Kibimų kol kas daugiau nėra. Nu ką darysi, laukiam. Oras nelepina. Apstojo, dabar nebelyja kurį laiką. Jau 7 vakaro. Reikia biškį tiek pajaukinsiu. Daug tikrai nejaukinsiu. Va čia kiek čia gavosi. Tigro porą kastuvėlių ir boilių sauja. Nu, realiai kokios 5 spombikės bus. Daugiau aktyvumo nebuvo. Visą dieną toks dangus juodas. Pučia toks nemalonus šaltas vėjas. Nu, gal labai tikiuosi. Aišku, jau 2 kibimai buvo, kitokio orų, manau, labai neblogai. Nieko, tikiuosi, kad dar bus kibimų. Kągi, 8 valandos. Reikia eiti persimesti prieš naktį. Tikrai vėjas toks nemalonus, galvoju aprims, bet nerimsta. Nieko nepadarysi. Oi, nukrito. Pasidariau pavaškiu. Čia su tigru pasidariau vieną. 2 su skaldytais sorso boiliukais. Dėsiu gal ant ko buvo kibimas. Vieną ant tigro paliksiu vis dėlto meškerę. Ir 2 meškerės iš kraštų uždėsiu gal su sorsu. Sorsu su banano ananasu. Gal dar kažkas užkips. Šiandien nemačiau ne vieno šuolio. Vakare kažkaip mačiau dar šuolį. Keletą šuolių ten prie tų žolių gale. Šiandien ne vieno šuolio nemačiau. Nieko nepadarysi. Taigi persimetu ir einu laukti kibimo į palapinę. Kibimas, bet dėja, tai yra linukas. Kągi, ir jisai keliauja namo. Kągi, dar viena rami naktis. O, kas liečia kibimus. Vėjas kaip ir nenurimo, bet va saulė pasirodė, tai manau viskas pradžius. Kol kas kibimų, kaip ir sakiau, naktį buvo tas vienas stiklino kibimas. Daugiau ilsėtis niekas netrukdė. Nu, manau, persimesiu. Įmesiu keletą jauko raketų. Ir žiūrėsiu, gal dar iki pietų kas nors ir pakibins. Kągi, prieš persimetant kibimukas. Bet žuvis, kaip matot, nėra didelė, tai lynas, dar vienas. Užkibo, nėra labai mažiukas, bet gražiai už boiliuko paėmęs. Kągi, atkabinam ir persimetam, laukiam karpio. Diena, taip sakant, nenudžiugino. Porą gal valandėlių tokios saulės per debesis ir vėl užslinko tamsus debesis, vėjas nesumažėjo, lyja, atšalo. Manau, kad tai šiek tiek nemažai turėjo reikšmės dėl žuvies aktyvumo, nes visą savaitę prieš tai buvo pakankamai šilti ramūs orai, o savaitgalis išpuolė labai vėjuotas, su atvėsimais ir su daug lietaus. Nu, ką padarysim, bet manau vis tiek
telkinį pavyko aplankyti. Telkinys nėra didelis, bet tikrai jaukus, pakankamai gerai sutvarkytas. Tiek ir privažiavimas, tiek ir dislokacija pakankamai gera. Čia gali ramiai suvažiuoti 6-7 žvejai ir 8 sektoriai, bet galbūt, man atrodo, pats pirmas toks būtų pats kampas uždarytas. Tai manau, galbūt, gal ir 8, gal ir viskas tvarkosi su tais sektoriais. Kai nesu daug čia buvęs, žuvies tikrai yra ir čia yra pagauti ir 18, ir 17, 16, 15, 10, 12, ten tų tikrai nemažai tų karpių yra. Taigi dar viena puikia alternatyva, džiugu, kad žmonės tuo užsiema, tą daro ir labai malonu apsilankyti tokiuose telkiniuose ir šiek tiek juose pabandyti pažvejoti. Taigi, ką dar galėčiau pasakyti, pavyko pagauti keletą stiprių kovingų karpiukų, nėra jie dideli, tai kaip supratau, čia yra paskutinio žuvinimo karpiukai, šiemet vėl bus žuvinimas, taip kad ta karpių kiekis didės. Dabar jų yra apie 150 šitam telkinį, kaip tokio dydžio telkinį tikrai yra pakankamas kiekis. Žuvis kovinga, giliai čia irgi yra normalūs. Jeigu kur aš gaudžiau buvo nuo 4 metrų, ant pakilimo ant 3-2,5 gaudžiau. Bet ten toliau yra gilis ir iki 9 metrų, taip kad manau ir rudenį čia galima bus pagaudyti žuvies. Taigi, kam patiko, kas nori čia pažvejoti, mielai gali kreiptis pas Edgarą arba susirasti Facebook'e Paežeriai Carp Lake puslapį ir tenai susisiekti su Edgaru. Taigi tiek apie šitą telkinį. Už 1,5 savaitės važiuojam į Ilgį, į klubų taurę. Kaip pažiūrėjau, dabar vyksta Ilgio taurė. Tai pusę ežero gaudo, pusę negaudo. Tai nežinau, kas mūsų laukia. Tikėkime, kad žuvis pasiskirstys. Kaip bus. Taigi, iki susimatymo kitame video. Kam patinka mano video, spaudžiam like. Ir iki kito karto.